Atsisėskite arba atsigulkite. Įsitaisykite patogiai. Nekryžiuokite rankų ir kojų. Sutelkite dėmesį į kvėpavimą. Pajauskite, kaip oras įeina ir išeina. Įkvėpkite ramybę. Iškvėpkite nerimą. Įkvėpkite ramybę. Iškvėpkite rūpesčius. Visi dienos darbai, kurie dar nenuveikti, gali palaukti. Dabar laikas jums. Pastebėkite, kaip kilnojasi jūsų krūtinė. Kaip įkvepiant ir iškvepiant teka jumis gyvybinė energija. Mintyse padėkokite už tai, kad galite kvėpuoti. Nuskenuokite savo kūną nuo kojų pirštų galiukų iki pat pakaušio. Tose vietose, kur jaučiate įtampą arba susikaustymą, atpalaiduokite. Palaiduokite raumenis. Pasiekite tokią būseną, kuomet atsipalaiduoja visas jūsų kūnas. Pajauskite, kaip atsipalaiduoja ir veido raumenys, skruostai, akys, kakta. Stebėkite, kaip oras įeina ir išeina. Įeina ir išeina. Staiga, netikėtai, atsirandate gražiausioje pievoje. Aplinkui žydi gėlės, žaliuoja medžiai, dūzgia bitės. Aromatas miško žemuogių. Ir jūs vienui vienas. Pajauskite erdvę aplink save, laisvę. Apsidairykite aplinkui. Priešais duris. Ant jų užrašyta archyvas. Archyvas jūsų piniginių istorijų. Viskas, ką kažkada girdėjote apie pinigus. Visos frazės, kurios formavo jūsų įsitikinimus. Visi pasižadėjimai gyventi kukliai, kad tik tai jūs mylėtų. Viskas čia. Kokios tos jūsų durys? Galbūt jos sunkios, ąžuolinės, senos, išraižytos. O galbūt tokios lengvos, kad rodos piršteliu pastūmus atsivertų. Kokios jos?
prieikite prie jų ir atverkite duris į savo archyvą. Žengiate į vidų ir matote aplinkui daug lentynų, o ant jų skrynelės. Skrynelės, kuriuose jūsų istorijos, kaip elgiatės su pinigais. Istorijos, kaip su pinigais elgėsi jūsų tėvai. Istorijos, kaip jų trūko, kaip juos prarado jūsų šeima. Istorijos, kaip pinigų bijojo, kaip gėdijosi. Galbūt istorijos, kaip pykosi dėl jų. Ir kaip kažkada kažkas pasakė jums, kad turtingi žmonės yra pikti arba nesąžiningi, kad pinigai žmogų gadina, kad su pinigais ateina problemos. Visos tos istorijos iki šios akimirkos gyveno jumise. Apsidairykite aplinkui. Šalia dar lentynos, ant kurių taip pat skrynelės, tik jau kitais užrašais. Tu nevertas, reikia dirbti sunkiai, gausa ne tau, per daug pinigų pavojinga. Gimęs neturtingų, turtingų nebūsi. Apsidairykite aplinkui ir prieikite prie tos skrynelės, kuris sukelia jums daugiausiai emocijų. Tiesiog, intuityviai. Jūs pakeliate skrynelės dangtį, o tenai scena. Iš jūsų vaikystės, kuomet pirmąsyk išgirdote apie pinigų stygių. Kas tai pasakė? Kokia buvo intonacija? Kokius jausmus ar emocijas patyrėte tuo metu? Leiskite šios scenos herojams suvaidinti situaciją iki galo, bet jūs likite tik stebėtojais. Neįsijauskite. Jūs jau esate suaugęs žmogus. Jūs jau turite teisę pasirinkti, kokias situacijas pasilikti atmintyje, kokias pasiimti savo naują ateitį, o kurias tiesiog paleisti. Lengvai užveriate skrynelės dangtį ir prieinate prie kitos. O ten scena, kurioje jūs pirmą sykį pajutote pavydą tam, kas turi daugiau negu jūs turite. Koks tai buvo amžius? Kokia situacija? Kokios emocijos? Pastebėkite, kaip jūsų kūnas reaguoja į prisiminimus. Leiskite emocijai pakilti ir lėtai iškvėpkite ją lauk. Leiskite kitoms emocijoms pakilti ir lėtai iškvėpkite jas lauk.
Kiekviena skrynelė šiame kambaryje yra jūsų archyvas. Jūs galite išsilaisvinti iš kiekvieno įsitikinimo. Užtenka tik jį suvokti, pamatyti ir mintise savo pasakyti, kad tai ne mano. Aš grąžinu tai atgal. Dabar laikas apsivalymui. Jūs prieinate prie skrynelės, atidarote dangtį ir paleidžiate nereikalingą ir jums nepalankų įsitikinimą. Paleidžiate su dėkingumu, nes kažkada būtent šis įsitikinimas pagelbėjo jums. Aš padėsiu padaryti jums pradžią. Galbūt vienoje iš skrynelių yra aš nevertas. Bet ar tikrai nevertas? Juk jeigu jau esame šioje žemėje, tai esame verti visko, kas geriausia. Mes esame verti visko, kas geriausia. Atėjo laikas aš nevertas paleisti. Įsivaizduokite, kad jis kyla kaip balionas į viršų ir išnyksta tolumoje. Prieikite prie kitos skrynelės. Galbūt tenai man nepavyks, bet ar tikrai nepavyks? Juk kai gimėme, nemokėjome vaikščioti, valgyti, kalbėti. Viską išmokome, mums pavyko. Mums pavyko baigti mokyklą, įgyti išsilavinimą. Mums pavyksta dirbti, mylėti, jausti. Mums viskas pavyksta. Tai ar tikrai man nepavyks yra tas įsitikinimas, kurį reikėtų nešioti su savimi? Jeigu jaučiate, kad ne, paleiskite. Paleiskite kaip balioną, kol jis kyla į viršų. Dabar laikas jums. Prieikite prie skrynelių. Vieną po kito atidarykite dangčius ir paleiskite savo įsitikinimus. Atlaisvinkite vietą naujiems įsitikinimams. Vienas paskui kitą balionai kyla į viršų, atlaisvindami vietą naujiems įsitikinimams, kurie brandins, augins jūs kaip asmenybę. Apsidairykite aplinkui. Ten dar vienos durys. Atverkite jas ir užeikite į kitą kambarį.
prie apvalaus stalo sėdi 3 figūros. Tai 3 jūsų finansiniai archetipai. Pirmasis siluetas jums iš kairės – tai stokos archetipas. Jis visada išblyškęs ir savimi abejojantis. Antrasis – per vidurį – tai išgyvenimo archetipas. Jis karingas, visada pasiruošęs gintis, besistengiantis nors kažkaip išlaikyti tai, ką jau turi. Ir trečiasis – jums iš dešinės – gausos archetipas. Ramus, pasitikintis savimi, švytintis atvaizdas. Toks, kuris įsitikinęs, kad resursai ir galimybės yra neišsemiami. Jis žino, kad pinigai – tai tik energija. Ir ji ateina visada laiku. Jūs prisėdate prie stalo ir žiūrite kiekvienam archetipui į akis. Ir klausite, ko tu manęs išmokei? Kodėl tu taip ilgai su manimi? Ką aš galiu pasiimti iš šios patirties, kad būčiau laisvesnis? Išgirskite atsakymus. Lai šie archetipai kalbasi su jumis. Taigi, ko jūs išmokė stokos archetipas? Kodėl taip ilgai su jumis? Pažvelkite dar sykį į stokos archetipą. Jis tarsi laukia, kada jūs su juo pasikalbėsite. Padėkokite jam. Padėkokite, kad kažkada jis jums padėjo išgyventi. Kad saugojo jūs nuo rizikos ir pavojų. Kad formavo jums kontrolės jausmą. Bet dabar jūs renkatės kitką. Pasakykite jam, aš dėkoju tau už patirtį ir paleidžiu tave. Tu man daugiau nebereikalingas gyvenime. Tavo užduotis jau įvykdyta. Ir stebėkite, kaip šis atvaizdas palengva nyksta, palikdamas po savęs lengvumo šleifą.
Leiskite jam išeiti. Dėkingume. Dabar pažvelkite į išgyvenimo archetipą. Jis visada buvo šalia, kuomet jums buvo baisu, kada reikėjo laikytis kiekvienos galimybės ir smulkmenos. Padėkokite jam. Pasakykite, tu padėjai ateiti man iki šiandienos. Aš matau tavo stiprybę, bet dabar man nereikia laikytis trupinių. Aš renkuosi gausą. Aš pasiruošęs daugiau. Stebėkite, kaip atvaizdas irgi pradeda nykti. Paleiskite su dėkingumu. Prie stalo likote sėdėti tik jūs ir gausos archetipas. Pažiūrėkite, koks jis, kaip jis juda, kaip kalba, kaip kvėpuoja, koks jo žvilgsnis. Pajauskite, kaip nuo jo dvelkia ramybė. Pajauskite jo vidinę paramą ir užtikrintumo jausmą. Šis atvaizdas yra jūsų dalis. Tai jūs, kuris niekada nieko nestokoja, kuriam visada visko užtenka ir visada visko bus. Nes jūs žinote, kad resursai ir galimybės viduje jūsų pačių. Prieikite prie gausos archetipo ir įsivaizduokite, kaip jūs susijungiate į vieną visumą. Jūs perimate jo savybes, jo pasitikėjimą, jo lengvumą. Jūs jaučiate, kaip jo žinios skverbiasi į jūs, į jūsų kiekvieną ląstelę ir skleidžiasi jūsų viduje. Dabar tai naujas jūsų pagrindas. Kaip jaučiatės viduje turėdami tokį tvirtą pagrindą? Tam, kad būsimi scenarijai įsitvirtintų jūsų pasąmonėje ir virsmas prasidėtų, įsivaizduokite, kaip jūs lengvai priimate pinigus. Didelės sumas, kurios jums atrodo jau dabar pelnytos ir nekelia nerimo. Nes jūs esate įsitikinę, kad mokate jais naudotis sąmoningai. Pinigai ateina lengvai per projektus, dovanas
atsitiktinai. Jums nebereikia riboti savęs. Jūs esate ramus, atviras tam nesibaigiančiam srautui. Jokios kaltės ar baimės pėdsakų, tik pasitikėjimas, džiaugsmas ir dėkingumas. Įsijauskite į tą būseną su visomis emocijomis. Įsivaizduokite, kaip jūs gyvenate gausoje. Kaip jaučiatės tada? Kaip vizualiai atrodote? Kokias tai galimybės jums atveria? Kokia dabar gyvenimo kokybė? Išjauskite savo naująjį aš. O dabar giliai įkvėpkite, iškvėpkite ir keliaukite gausai į glėbį.